Pavasaris jau rodo savo pirmus ženklus. Oras fantastiškas. Jau galvoje mintys sukasi. Ką sodinsiu, kur sodinsiu. Nesu to dariusi labai ilgą laiką, o gal niekad ir nedariau. Nebent gal, kai buvau maža ir padėjau mamai ir močiutei. Galvoje labai daug minčių ir dvejonių dėl visko. Kiek daug pirmų kartų manęs laukia. Kaip nepasiduoti ir neišduoti savęs. Kaip pasirodžius pirmom nesėkmėm nelėkti krūmus. Ir kaip pasirodžius pirmom sėkmėm mokėti džiaugtis ir dėkoti. Kadangi nusprendžiau viską daryti savo rankomis, tai išsirinkau žemės lopinėlį, kuriame ir nusprendžiau pasidaryti plotelį savo daržovėm. Knisti žemėse gal ir nėra pats maloniausias darbas, bet noras turėti savo daržovę lėkštėje yra tiesiog labai labai didžiulis. Kadangi žinojau, kad jau tikriausiai visą dieną knisiu šiandien žemėse, rytien suskutau bulvių ir galvojau pasižarinsiu labai greitai. Viskas beveik iš daržo, bulvės, svogūnai. Česnakiukas, supjaustom viską, tiesiog sumetam į keptuvę ir vuolia, turim pietus. I'm like monster. I'm just doing what I need to do. No breaks. There we go. There we go. Okay. I need to make sure this line is straight. And I can see I'm struggling to do that. You see? Oh my God. Oh my God. Yeah. I am nearly halfway through. Just do the job. Simply as that. Just go for it. Just do it. Don't give up. Just do it. Do it. Because no one is going to push you. No one. No. I'm done. I need a break. With this one.
gonna prepare, this place for my lettuce from the pots. I planted, in the pots, so I'm gonna transfer them in here. Just need to prepare everything, and I need to wait for the better weather. It's still a bit too cold. The biggest part is already done. It's not easy to live in the countryside.